Sveiki visi! Trumpas informacinis filmukas, kada susiduoti augintiniui nuo kirminų ir kiek kartų per metus reikia daryti. Ar tai daryti reikia kas mėnesį, galbūt į metus užtenka vieną kartą. Informacija iš manęs. Nuo kirminų vaistus, jeigu mes turime šuniuką arba turime kačiuką, reikia duoti į metus 2 kartus. Aš savo augintiniui duodu pavasarį, kada mes turime iš po žiemos praėjusi laiko tarpą. Pavasarį aš nusikirminu savo augintinį ir per visą vasarą mano augintinis vėlgi vasaroja ir po visos vasaros suduodu nuo kirminų rudenį. Į metus 2 kartus gauna tiek mano šuniukas, tiek mano kačiukas. Ką labai svarbu paminėti, nesvarbu, kad jūsų katė, kaip pavyzdys, gyvenanti yra namuose ir jinai niekada neišeina į lauką. Nepamirškite, kad jūs vaikštote po visas patalpas ir galite kirminus arba kiaušinėlius, kitaip tariant, parnešti namo. Vasaros metu yra ir vabzdžiai. Tai vabzdžiai lygiai taip pat gali būti kaip nešiotojai. Jūsų augintinis gali užsikrėsti kirminais. Labai svarbu nepamiršti, kad preparatus reikia susiduoti gyvūnui truputį pavalgius arba valgio metu. Tai mažiau dirgins jūsų augintiniui skrandžius. Gražios, sveikos vasaros jūsų gyvūnam.